karantino laikmečio tyrimai man niekada nenusibos, nes nebuvo, o tikiuosi ir nebebus daugiau tokių pasaulinio masto kontroliuojamų sąlygų eksperimentų. Na, gal tikiuosi ir ne to, bet tiek to. Šio tyrimo rezultatai rodo, jog žmonės pasižymintis aukštesniu optimizmo, atsparumo, pasitikėjimo savimi, gyvenimo pasitenkinimo, dėmesingumo ar meistriškumo lygis mažiau keitė savo iki pandemijos turėtus valgymo įpročius. Kaip valgė, taip ir valgė. Žmonės pasižymintis žemesniais šių savybių lygiais buvo labiau linkę keisti savo mitybą, bet čia išsiskiria dvi stovyklos. Vienų mityba pasikeitė į gerą, kitų į blogą pusę. Keitusiai mitybą į blogą pusę pasižymėjo pačiu žemiausių išvardintų savybių lygių, reiškia, kuo stipresnės savybės, tuo labiau jos padeda. Ir čia laikas moralui su iškeltų smiliumi. Norint keisti valgymo elgesį, net jei ir nėra pandemijos, visai verta ugdyti ir stiprinti su mityba regimai visai nesusijusios savybės. Nors ir šis tikrai yra, jei tik turit papildomą valandą paskaitą išklausyti. Skanaus jums, taikos ir ramybės.